Bitcoinas pasiekė per 2 dienas $80,000. Daugelis tavo mėgstamiausių kriptovaliutų padarė 100, 200, 300, 400 ir dar daugiau procentų pelno, o tu likai įsižiojęs ir nežinai, kaip elgtis toliau. Šiandieną šitam vaizdo įraše būtent ir pašnekėsime, kas bus toliau, ko galima tikėtis, ko tikiuosi aš, ko tikisi mano komanda. Nes prieš 6 dienas mes jums tiek TikTok'e, Instagram'e, Telegram'e, Facebook'e, YouTube'e visur sakėm, kad Amerika ruošiasi supirkinėti savo skolą ir jie tą sumą padvigubino ir rizikingi estai pagaliau pradės kilti ir pamatysime kažkokį kilimą. Ar mes tikėjomės tokio didelio kilimo? Ne, bet paskutinius 3 mėnesius mes jau irgi supirkinėjom spot valiutas po truputėlį. Čia prieš akis matote 5 paskutinius pirkimus, pardavimus, nežinau kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, bet aš jums noriu pasakyti taip. Prisijungkite prie mūsų metinės narystės, metinė.lt ir ateinantis 12 mėnesių pakeis jūsų ateinančius 3 metus. Aš jums galiu tai garantuoti, nes galim šokti tiesiog prie grafiko ir pašnekėti, kas mūsų laukia toliau. Galim pažiūrėti į grafiką, tai turime all time high ir šitą labai nuostabią liniją. Tai čia yra 200 dienų moving averages. Tai yra paimta paskutinės 200 dienų ir kiekvienos dienos kaina sudėta ir paimtas vidurkis. Kada bitcoinso kaina yra virš 200 dienų moving average'o, vadinasi, prasideda bull runas. Kada yra žemiau, prasideda bear marketas. Tai mes čia galima sakyti tą ir turime all time high, čia mes vis dar esame virš 200 dienų moving average'o, čia testuojame, pralaužime ir oficialiai esame bear markete. Turime pirmąjį bull trapą, kaina kyla, oi čia jau beveik 100 000, čia jau naujas all time high, bam, pasileidžiam žemyn apie 30-40%, jeigu neklysiu, kiam 3%. Vėl turime kažkokį kilimą į viršų, kylam, vėl bull trapas, bam, pasileidžiame žemyn. Bet nei vieno iš šių kartų, kaip matote, mes nebuvome pasiekę 200 dienų moving average'o. Iš tikrųjų mes matome, kad va čia buvom kaip ir pasiekę, bet tai buvo mūsų resistance lygis ir pasileidome vėl žemyn. Ir šitas, ar čia bull trapas ar ne, negalima pasakyti, bet mes matome, kad esame virš 200 dienų moving average'o, kas turėtų užsidaryti realiai šiandieną sekmadienį ir jeigu užsidaro virš 70, šiam 9 000, mes oficialiai esame bull run'e. Bet pagal mano nuomonę, aš esu 80-90% užtikrintas, kad mes kitą savaitę grįšime patestuoti 70-72 tūkstančius ir ten bus galima atsidaryti arba naujas long pozicijas, arba pažiūrėti, kaip marketas reaguos toliau. Mano nuomonė, mes toliau dar krisime žemyn. Bet jeigu aš esu neteisus, aš labai neverksiu. Kodėl? Nes aš, kaip jau minėjau, aš turiu užsipirkęs tiek spot valiutų per paskutinius 3 mėnesius, tiek dabar aš uždirbau labai daug pinigų, tiek esu atsidaręs į seniau long pozicijų, kurios pradės man uždirbinėti pinigus, jeigu rinka kils. Į short pozicijas aš nesiruošiu lysti, nors ir aš manau, kad čia mes pakrisime. Aš labiau linkęs esu palaukti to kritimo, tenai apsižiūrėti ir tada nuspręsti, ką daryti. Susitiksime, kai bitcoinas pasieks 70-72 tūkstančius ir aš galiu garantuoti, kad tai bus kitą savaitę. Instagramas Kripto Lietuva.